daromas įrašas, ar ne? Tai dabar turėtų jau visiems pranešti, kad įrašas yra daromas. Tai iš karto informuoju, nes norėsim ir su kitais pasidalinti. Tai vienas prašymukas tik tai jūsų, labai bus sudėtinga man pasakoti ir jeigu ten į chatą ateis kažkokie klausimai, sudėtinga bus stebėti ir atsakinėti iš karto į klausimus. Tai galbūt pasilikim klausimus pačiai pabaigai, mes tikrai išskyrėme laiko ir kad tiesiog spėtumėm, kad neužsiveltumėm į kažkokią platesnę diskusiją, kad spėtumėm aptarti esminius dalykus, visus, ką šiandien norėčiau jums parodyti ir pristatyti. Tai klausimus tada pasiliekam pabaigai. Pasižymėkit kur nors, kad nepamirštumėte. Aš dabar dalinuosiu savo ekranu, tuoj pasižiūrėsiu, ar tikrai pataikiau ten, kur reikia, liktais taip. Tai va, tai dabar pas mane tokia darbinė aplinka šiek tiek kitokia negu kad skaidrės, ar ne? Nes aš esu Pythono duomenų analitikos dėstytoja ir turiu ten tokį Visual Studio Code platformą, kuri naudojasi tokiu Jupyter notebooko įskiepiu, kuris labai patogiai leidžia susidėti visą tekstinę informaciją ir kodą tuo pačiu metu, Pythono kodą, ar ne, galima čia viską daryti vienu metu. Tai vat joje ir pateiksiu visą medžiagą ir apie tai, ką aš kalbėsiu. Tai dabar pagrindinis dalykas, dėl ko mes čia iš tikrųjų esam ir susirinkę, ar ne, nes daug yra diskusijų labai ir tokių netgi nerimų kyla elektroninėje erdvėje, mes matome ar ne įvairiausiose socialiniuose tinkluose diskusijų, atsiradęs dirbtinis intelektas gąsdina kai kuriuos, kiti labai džiaugiasi juo, tai dabar ir pakalbėsime, kaip dirbtinis intelektas galėtų tapti mūsų kolega, kaip sakant, arba kaip galėtų jisai tapti mūsų asistentų galbūt, ar ne. Tai dirbtinis intelektas labai greitai juda į priekį, nes jis yra remiasi kuo? Duomenimis jisai remiasi, ar ne? Jisai remiasi visame pagrindinėse pasaulio korporacijose, ne, Microsoft'o, Google'o ir visų kitų, mums labai gerai jau žinomų duomenų bazėmis, ar ne, tai yra begalinės duomenų bazės, kurios sparčiai plečiasi ir dirbtinis intelektas iš to mokinasi. Tai dabar bet kokiu atveju dirbtinis intelektas be duomenų negalėtų būti net sukurtas, ar ne? Jis turi iš kažko mokintis, nes jo pagrindas yra mechanizmas, aš kalbėsiu labai paprastai žodžiais, nes turbūt įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurie galbūt IT dar nėra tokie labai stiprus, ar ne, tai aš ten tų tokių techninių labai baisių terminų nenaudosiu, viską labai paprastai. Tai dirbtinis intelektas yra toks variklis, kuris mokinasi iš duomenų. Ir mes jau turime tą žodį duomenys, ar ne? Ir mes jau kreipiame truputį save į tą duomenų analitiką irgi. Tai jeigu tas dirbtinis intelektas mokinasi iš duomenų, tai kam jisai, kaip jisai veikia tada, ar ne? Ir ar mums tikrai reikalingas tada žmogaus įsikišimas į visą tą procesą? Tai bet kur, kur mes dabar pasisuksime, yra kaupiami duomenys. Socialiniuose tinkluose yra stebima, koks yra mūsų elgesys, kokius nuorodas, postus mes laikinam, kuriuos ten galima irgi pasirinkti tokias funkcijas, kad atmesti, išmesti ten, kad mums nerodytų. Ir iš to visi tinklai, socialiniai tinklai ir visokios įvairiausios platformos, kur žmogus interaktyviai dalyvauja ar ne kažkokiu tai būdu, netgi pirkimai visi mūsų yra stebimi, bet kokiu atveju mes esam stebimi mūsų elgesys ir tai yra kaupiama duomenų pagrindu. Tuos duomenis, tie duomenys turi būti tvarkingi ir kokybiški. Netgi pildydami kažkokias anketas žmonės įveda klaidų. Pildydami ataskaitas kažkokias žmonės įveda klaidų. Netgi mes pildydami kažkokias registracijos formas, galbūt padarome klaidą, įvesdami savo amžių, galbūt įvesdami kažkokią informaciją apie save. Mes galim padaryti klaidų. Dirbtinis intelektas, jis kad ir paims tuos duomenis, bet jis padarys neteisingas išvadas iš to, nes jis pamatys tas klaidas, bet galimai be
analitiko įsikišimo tie duomenys nukeliavę į dirbtinį intelektą bus tiesiog klaidingai interpretuojami. Todėl duomenų analitikas, žmogus, kuris tuos duomenys kontroliuoja, turi atlikti savąjį darbą ir stebėti, kaip dirbtinis intelektas tvarkosi ir ar jo padarytos išvados, analizės ir rezultatai yra tvarkingi ir teisingi. Tai analitikas yra tas koordinatorius, ar ne, kaip pas mane čia parašyta, tas vertėjas, kuris padeda dirbtiniam intelektui interpretuoti teisingai gautus duomenis, kad ir ko mes jo be paprašytumėme. Yra toksai terminas, kuris susijęs su dirbtiniu intelektu, garbage in, garbage out. Reiškia, šiukšlę padavėm, šiukšlę ir gausime. Angliškai labai šitas terminas yra paplitęs. Prie dirbtinio intelekto, ką visą tai reiškia, kad jeigu mes paduosime netikslius duomenis, mes gausime netikslius rezultatus, klaidingus rezultatus, kuriuos mes jeigu paskui naudosime, mes pasidarę blogas išvadas, galbūt atliksime kažkokius neteisingus veiksmus, kurie paskui nulems mūsų pardavimus, nulems kažkokias reklamas, jeigu mes tada norėsime savo pardavimus didinti. Tai tiesiog bus neteisingai ir klaidingai. Taigi, dabar, ką mes galime pasakyti dabar apie dirbtinį intelektą ir dar tą visą garbage in, garbage out principą. Taip pat, kaip ir minėjau, jeigu aš ten skaičiuoju, kiek išleidžiu pinigų per mėnesį ir pamirštu įrašyti pusę pirkinių, jei ataskaita bus klaidinga, reiškia, aš turiu patikrinti vis tiek pats. Negaliu paduoti jam tiesiogiai, ką ten suvedžiau, vis tiek turiu pasitikrinti pats. Analitikas turi įrankius. Jam nebūtina sutikrinti viską, nes duomenys įsivaizduokit, kad gali būti milijonai eilučių, Excelio milijonai eilučių, duomenų bazių, daug lentelių, daug eilučių, visko daug. Fiziškai tai yra beprotiškai sunku būtų sužiūrėti, ar tai yra teisinga. Žmogiškieji faktoriai, nuovargis ir visi kiti tikrai gali tai lemti, kad mes nesužiūrėsim. Todėl yra įrankiai įvairiausi, kurie mums gali padėti, duomenų analitikos įrankiai, kuriuos, tarkim, savo kursuose Vilnius Coding School ir mokina, kaip jais naudotis, kaip teisingai naudotis, kokie yra taikymo principai, į ką atkreipti dėmesį. Tai va, tai pavyzdžiui, netgi dirbtinis intelektas, jisai yra tokia kaip mašininio mokymo dalis. Toksai yra skambus terminas, kuris remiasi tais skambiaisiais, giliaisiais neuroniniais tinklais, mašininio mokymo algoritmais ir mokosi tuos duomenis atpažinti, daryti tam tikras prielaidas, daryti išvadas. Taip pat gali būti net ir paveikslėlių principų, ar ne? Tai vieną tokį idėjau, kad jeigu mes dirbtinį intelektą išmokinsime klaidingų duomenų, pavyzdžiui, šunį interpretuosime kaip katę, dar paduosime irgi kaip katiną jau tikrovišką, ar ne? Tada kažkokį keksą mes paduosime kaip šunį ir tada šunį kaip šunį. To pasekoje dirbtinis intelektas atpažins tą keksą kaip šunį, šunį kaip katę gali atpažinti ir taip toliau. Tai vis tiek turi būti duomenų kontrolė, žmogaus reikia, nes tai yra mašina. Kol jis nemoka teisingai atpažinti tam tikrų dalykų, tol jisai darys klaidas. Kad išmoktų teisingai atpažinti, jis turi turėti kokybiškus duomenis. Tam yra reikalingi duomenų analitikai ir prižiūrėtojai, kaip aš sakau. Dabar vienas toks pavyzdukas, kurį aš naudoju su programavimu. Aš naudoju, žodžiu, toksai čia yra data frame'as, kur aš susiformuoju tokią kaip lentelę ir yra duomenys, ar ne, tokį pavyzduką pateiksiu. Pradiniai duomenys, čia yra parašytas kodas, tai mėnuo 3 mėnesių, ar ne, pardavimai yra suvesti ir pajamos. Ir mes pastebime jau iš karto vizualiai, kad yra klaidos, ne, kad pardavimai minus 50, kaip galime į minusą eiti, nebent ten kažkokia gal prielaida yra, bet mes įsivaizduokim, kad mes į minusą neinam. Pajamos irgi minus 20. Čia nežiūrim ten kažkokių tai tų, kaip mes ten grąžinimus kažkokius darom ar kažką, ar net visokių ten tų būna pardavimuose aspektų, bet čia tarkim viskas yra tik į teigiamą pusę.
tai automatiškai mes galim pastebėti jau iš tokio paprasto labai pavyzdžio, ar ne, kad tai yra, kad jau yra kažkokios klaidos. Bendrą vidurkį mums paskaičiuoja tokį, bet jis aišku jau yra netikslus. Dabar, tai analitikas turi šitus dalykus susižiūrėti ir mes tuoj pat grįšime prie šito pavyzdžio ir interpretacijos su AI įrankiais. Tai dabar patys populiariausi, ko mes galbūt irgi susirinkom čia išgirsti, tai populiariausi AI dirbtinio intelekto įrankiai, tai AI iš angliškai Artificial Intelligence, ar ne vadinasi, tai AI, DAI, dirbtinis intelektas, tai yra tas pats. Ir duomenų analitikoje data science, tai yra angliškas terminas, tai yra duomenų mokslas. Tai dirbtinis intelektas ir automatizacija. Ar ne, dar atsiranda toks žodis automatizacija, kuris yra labai jau plačiai paplitęs visame kontekste irgi, kad galima naudotis dirbtiniu intelektu ir atlikti automatiškai jau tam tikrus visokius veiksmus. Užduotis kažkokias procesus, analizę atlikti automatiškai, duomenis surinkti, duomenis valyti ir tvarkyti, kad jie būtų tvarkingi, teisingi, neatsirastų kažkokių tais neigiamų verčių, bet tai automatiškai galima atlikti programavimo principų, ar ne, mes galim pasitelkti programavimo įrankius, Pythoną, pavyzdžiui. Pythonas yra tarp kitko viena iš paprasčiausių programavimo kalbų duomenų analitikoje. Ir todėl mūsų mokykloje, būtent duomenų analitikos kurse, yra programavimo stiprus pagrindai, kad mes galėtumėm gauti tuos pagrindus ir paskui juos taikyti jau savo tolesnėje karjeroje. Ir tada gali būti dirbtinis intelektas apmokintas, ar ne, prognozių sudarimui, kažkokiam tai prognozuoja, kokia galėtų būti kaina po mėnesio, remiantis prieš tai buvusiais pardavimais. Nu va, tai ką šiandien gali AI? Viską gali, bet reikia jam kontrolės. Gali analizuoti duomenis, kurti vizualizacijas, generuoti ataskaitas, prognozuoti rezultatus. Turim jį apmokinti, apmokinimui duomenys turi būti tvarkingi ir teisingi, kad modelis jo, kuris mums prognozuos, būtų kuo korektiškesnis, tikslesnis. Visur reikalinga kontrolė. Bet kokiu atveju. Populiariausi įrankiai AI arba dirbtinio intelekto, tai mūsų tas skambusis ChatGPT. Pythonas tai galbūt yra ne AI įrankis, bet jis Pythono tose programavimo aplinkose yra integruotas irgi jau visur labai plačiai skanduojamas Copilot. Įvairių tarp kitko yra. Ir pavyzdžiui, mano Visual Studio aplinkoje irgi yra, aš jį pademonstruosiu, kurioje aš dirbu šioje aplinkoje, irgi yra dirbtinio intelekto įrankis, kurį aš naudoju, parodysiu, kokius variklius jis naudoja. Taip pat įėjus, pavyzdžiui, šitą dalį, kur aš turiu, tai pavyzdžiui, Copilot susivedu, čia yra įskiepiai, kuriuos aš galiu integruoti į savo programavimo aplinką, kurią dabar jau jums demonstruoju. Matot, kaip ta programavimo aplinka gali turėti ir įvairiausius tekstus, šriftus, ten visokius mandrybės, ar ne, ir taip pat kodas savyje kartu vienu metu. Taip pat gali turėti ir įvairiausius Copilotus, ar ne. GitHub'o Copilotą naudoju, man jis labiausiai patinka. Taip pat yra ChatGPT kažkoks dar Copilotas, tada Web Search for Copilot, yra Copilot for Visual Code kažkokių, žodžiu, visokių įvairiausių yra dar tų Copilotų ir gali būti dirbtinio intelekto įrankių, įskiepių, kurie yra suteikiami, pavyzdžiui, mano šiai programavimo aplinkai, kadangi aš ją naudoju ir rodau savo programavimo aplinką. Taip pat kitose programavimo aplinkose taip pat gali būti ir įvairiausių įskiepių ir integruotų tų Copilot ir kitų galimybių, nes dabar jau daug kur labai atsiranda ta integracija. Tai dar mes turime Power BI, tokį įrankį, kuris yra skirtas dirbti ir analizuoti su duomenis, ar ne, Exceliniu tokiu kaip ir pusiau formatu, jis greitai paišo grafikus įvairiausius, mums teikia analizę duomenų, lenteles, grafikus ir kitus dalykus. Dar yra Tableau irgi Excelio tokia kaip atmaina. Excelis su AI funkcijomis taip pat jau egzistuoja, galbūt jau esat girdėję, kad yra Microsoftas pasileido savo tą Copilotą, bet jis yra mokamas dėja.
Google Cloud AI, Microsoft Azure AI yra, tai va Microsoft Azure AI, tai yra tie visi copilotai, kurį turi ir tas Excelis. Tai AI įrankiai padeda ne tik greičiau atlikti užduotis, bet ir atrasti naujas įžvalgas, kurių žmogus galbūt negali taip greitai pastebėti. Bet mes turim mokėti ir turėti įgūdį, kaip naviguoti jį. Nes turi mokėti promptus rašyti. Promptas tai yra tas žodis, tai užklausa, ar neturi mokėti teisingai, taisyklingai pateikti užklausas, aiškiai išreikšti, ko mes norime, kad būtų dirbtinio intelekto įrankiui lengva suprasti, ko mes iš jo tikimės. Ir šiek tiek dabar noriu dar pakalbėti apie tai, kad įrankių dirbtinio intelekto yra didelė labai įvairovė. Dalis iš jų yra mokami, dalis iš jų yra nemokami. Mokami įrankiai yra pakankamai įvairių. Yra ten tų kainų, yra brangių labai ir yra nebrangių pakankamai, ten koks 20 eurų panašiai, ten ChatGPT, man atrodo, kainuoja, Copilotas Microsofto, mačiau, man atrodo, irgi 20 eurų per mėnesį, bet jeigu mes tenai mėtysimės tarp kelių dirbtinio intelekto įrankių, mums bus labai didelės išlaidos jau, ar ne? Tai per mėnesį gal sukaupsim net ir kokį 100 eurų, jeigu ir vienam mokėsime dirbtinio intelekto provideriui, tam tiekėjui ir kitam, tai tiesiog susidarys jau nemaža suma. Todėl geriausia pasirinkti taip, tiesiog pasidaryti tokį kaip researchą, tokį vidinį ar ne, ir pasižiūrėti, kam koks įrankis yra geriausiai tinka, pagal savo sritį, pagal savo kryptį, kur jūs nukeliausit, ar ne? Tai mano mėgstamiausias kol kas tai yra ChatGPT, man dar niekas jo nepralenkė, bet aišku, dar reiktų pasibandyti, aišku, vis pastoviai reikia daryti, kaip sakau, researchą. Bandom ir tada jau tenais galim pasižiūrėti, kas jau yra mūsų mėgstamiausias ir ten, tarkim, persikelti ant kito. Tai ChatGPT yra nemokama versija ir yra mokama versija. Žinoma, turbūt žinoma, ar ne, Jupyter Notebookas, Pythonas, tai yra tiesiog aplinka, Power BI yra aplinka, Tableau yra aplinka, desktopas, Power BI tas mandras Excelis, kaip aš sakau, yra nemokamas, Tableau yra nemokama, bet ribota ir visos tos papildomos debesijos funkcijos, pilnos versijos, tos būna mokamos, bet kol kas, tarkim, mokinantis pagrindus, tai tikrai užtenka tų nemokamų versijų, o paskui jau nukeliavus į kažkokią įmonę, tai įmonė tikrai suteikia visas mokamas versijas, nes jinai, ta prasme, yra sudariusi sutartis su tiekėjais, ar ne, įsipirkusi licenzijas ir tikrai jums suteiks jau pilnai tas visas funkcijas. Excelis su AI funkcijomis, tai Microsoft 365 aplinka, kuri turi ir yra mokama. Tik su ta aplinka ir mokama yra ta funkcija. Google Cloud yra nemokama ribota. Microsoft Azure ribota. Ir mokamos versijos žinoma, kad yra. Kam jos yra skirtos? Tam, kad uždirbti pinigus už tai, kad jie kūrė tuos variklius galingus, ar ne, ir padeda mums. Tai va, dabar tada žiūriu, čia ką paspausiu, kad man gražiai rodytų paveikslėlius. Tai dabar to įrankiai ir jų paskirtis. Tai va, Excelis, pavyzdžiui, su AI funkcijomis, kad mes pataupytumėm laiką ir neužsiveltumėme į tas visas kitas programas. Aš pati tarp kitko neturiu. Tai aš įdėjau tokių vaizdo įrašų, kurie galbūt mums padėtų šiek tiek susipažinti. Garso aš neleisiu. Garso neleisiu, bet tiesiog parodysiu bendrai ant greito, kaip aš sakau. Taip, čia paleidžiu, čia nuimu garsą, nes čia groja tik tai muzikėlė, šiek tiek pati geriau pašnekėsiu, ar ne. Tai va, Microsoftas, va, tą copilotą jisai turi, man tik tai šiek tiek, kadangi šitas mūsų zoomas labai sukasi greitai, tai žodžiu, čia jam šiek tiek sudėtinga. Šituos linkus galėsiu aš pateikti, dabar tik tai, kad labai blogai rodo, gal vis dėlto sumažinsiu, nepatinka man, o jis čia užsikrau savo tą geresnį vaizdą. Nu va, tai Copilotas, jis yra integruotas, tokį turi ikonėlę,
Exceliukė, tai Microsoft 365 įrankis, jis yra ir Word'e, PowerPoint ir taip toliau, va čia rodo tokį ikoniuką pasispaudžia. Ir šalia šiek tiek, aišku, vaizdas yra neriškus, bet šituos linkus mes pateiksime jums į tas, galėsit pasižiūrėti. Tai yra toksai kaip šalia įrankis, visi tie copilotai šalia turi tokį kaip savo funkcinį lauką, kuriame mes galime rašyti jam užduotis. Tai tenais susirašę užduotis mes gauti galime visus rezultatus, kuriuos pasiprašome. Ką tai reiškia? Exceliui, makro komandos, kurios generuoja automatiškai tam tikras lenteles, filtravimus atlieka, paskaičiavimus atlieka, grafikus nubraižo, viską padaro. Tai tiesiog yra kaip įskiepis atsiranda visoje Microsoft Office aplinkoje. Ir PowerPoint'e, ir Word'e, ir Excel'e, ir dar galbūt kitose. Tada šitos gal įrašus aš padarysiu kitaip. Kas turi galimybę, aš tiesiog įmesiu į chatą, nes man Zoom'as labai ima daug labai mano grafinės plokštės resursų, tai todėl biškį kertasi. Aš įmetu pasižiūrėti linką galėsite į chatą. Sekantis Power BI, kuris taip pat turi tokią ikonėlę, Copilot, matot, tokia graži spalvota ikonėlė, čia yra atvaizduota ir irgi atsiranda šalia, toksai kaip laukas, kuriame mes galime, create a new report page, pavyzdžiui. Suggest content for this report. Tai reiškia, mes galime jau šio prašyti tam tikrų užduočių, kad jis atliktų, kad jis paskaičiuotų, atliktų grafikus, paskaičiuotų tam tikras sumas, vidurkius, maksimumus, minimumus, ir visus kitus statistinius dalykus ir mums pateiktų kaip rezultatą, kurį mes paskui galėsime dėti į ataskaitas, PDF formatu, ir visokių kitokių, kokių mums tik tai reiktų. Tai Power BI aš irgi paleidžiu, tik tai jums nerodysiu, nes šiek tiek prasta kokybė. Tai paleidžiu aš jums čia į chatą. Keliaujam toliau. Pythonas turi pluginą, kurį aš naudoju, kaip ir jau buvau pristačius, tai yra GitHub. Labai geras, man parodysiu truputį, kaip jis veikia. Tada ChatGPT, Copilot ir Gemini, ar ne, yra pagrindiniai. Google Gemini, Copilotas Microsoft'o, ChatGPT OpenAI. Tarp kitko, ChatGPT su OpenAI jau visai, tiksliau, Copilotas su ChatGPT jau draugauja. Ir parodysiu netgi, kaip draugauja jis gražiai. Ir tiekėjai, čia yra parašyti, Microsoft'as turi Copilot, Google'as Gemini, OpenAI, ChatGPT ir čia dar visokių yra atmainų, labiau skirtų, pavyzdžiui, įrašam video generuoti, vaizdo įrašam, kaip ir sakau, audio įrašam, tada gali būti mašininiam mokymui, chatbotai įvairūs, paveikslėliai, automatizacija veiksmų, teksto vaizdų analizė, irgi chatbotai, IBM, Watson, AI, dar net nežinau, reiktų pasižiūrėti, kas tai per dalykas, ir dar kiti, daug dabar jau yra. Ir dabar pasižiūrėsime praktinį pavyzdį su Python ir Pandas ChatGPT. Turiu aš čia tokį, čia yra tokia ataskaitėlė, man tas kodas, tai aš noriu parodyti, čia tiesiog esu pas save, turiu tokį failiuką, ar ne, parodysiu, turiu failiuką duomenys, ar ne, CSV, kuriame yra čia pas mane tiesiog iš paskaitų esu pasiėmusi apie kažkokius tai variklius, variklius, gamintojus, ten automobilių ir taip toliau. Tai turiu tos duomenis, ar ne, čia yra tas miles per hour, cilindrai ir taip toliau, arklio galios, ar ne, koks yra svoris, tiesiog apie automobilius. Gamintojai yra ir panašiai. Tai dabar aš, pavyzdžiui, neturiu nieko, ar ne, ir aš noriu pasinaudoti tuo savo Copilotu. Išsivalau rezultatą, jis čia yra rezultatas, kad mes pasižiūrėtumėm, dar pademonstruoti Copilotą, šitą parodysiu. Ctrl-I pas mane veikia Copilotą išsikviesti, iš karto atsiranda laukas Ask Copilot, ar ne, ir aš dabar rašau jam užklausą, nuskaityk failą duomenys.csv ir pateik ataskaitą.
Arba analizę galiu parašyti. Analizė duomenų. Nu gerai. Taip, atkreipkite dėmesį, rašau lietuviškai, ne angliškai. Ką dar darau? Nerašau lietuviškų raidžių, nemėgstu aš jų. Žiūrim, ar jis mane supras. Galvoja jisai, būna pagalvoja ir gaunu aš neigiamą atsakymą, kartais būna pagalvoja ir duoda man tai, ko reikia. Ir dabar aš matau, kad jisai man davė, aš priimu jo atsakymą, pasižiūriu, ką jis davė, aš galiu jį atmesti, close. Arba galiu acceptinti. Accept tai reiškia priimu į atsakymą ir pasižiūrėsiu, kas, nu, aišku, jisai dabar, kadangi man šiek tiek čia pastūmė, aš susigrąžinu į priekį, nes Python programavimo kalbai įtraukos yra labai svarbu. Ir galim pasižiūrėti, ką jisai mums duoda. Tai dabar galim pasižiūrėti, kad mes turime pirmas 5 eilutes duomenų, ar ne, su stulpeliais. Tada yra stulpelių informacija, vat irgi pateikta, išsiskleisiu šiek tiek daugiau, tai kokie yra stulpeliai, kiek yra verčių kiekviename stulpelyje, kokie yra duomenų tipai, kiek užima atminties šita visa duomenų struktūra, kokie yra duomenų tipai, tai 4 yra skaičiai su kableliu, paprasti skaičiai yra 6, sveikieji skaičiai. Tada yra aprašomoji statistika, kuri sugeneruota yra automatiškai Pythono pagalba, ar ne, tai yra kiek yra duomenų, vidurkis, standartinis nuokrymis, percentilės, minimumas, maksimumas kiekvienoje stulpelėje. Tai žodžiu, iš esmės aš gavau dalį tik tai reiškia, aš jam turiu, jis visko galbūt, kas yra įmanoma išgauti, iš mano tokios užklausos nepadarys. Nepadarė, tiesiog davė bazę. Reiškia, aš turiu žinoti, ko jo paprašyti. Turiu žinoti. Todėl duomenų analitikas turi turėti pagrindus, ko jam paprašyti. Taip, ko jam paprašyti. Jeigu mes naudojam programavimą, ar ne, tai turim kodą. Mes galim tada tą kodą, turim suprasti, ką jisai davė. Ar šita struktūra yra mums gera, ar būtent šita lentelės forma yra mums teisinga, reikalinga ir naudojama, ar mums bus patogi. Iš programavimo pusės aš turiu žinoti, nes jis man davė kodą. Tai taip pat lygiai ir kitose įrankiuose jūs turit būti susipažinę su įrankių pagrindais ir galimybėmis, kad mes žinotumėme, ar iš viso tas dirbtinis intelektas gali mums suteikti, ko mes norim. Tai va, ir atsiranda tai, kad mums yra reikalingi pagrindai. Tai reiškia, kad dirbtinis intelektas vienas be operatoriaus negali dirbti. Jis pats negali dirbti. Mes turim jam vadovauti, kaip sakant, mes turim būti jam kaip vadovai, kad mes galėtumėm su juo susitvarkyti. Tai va, tai šitą dalyką ir pasakiau, kad jis pats nepadarys, jis greitai dirba, tai yra superinis dalykas, nes mums nebereikia skirti tiek laiko patiems susiieškoti, susirasti dalykus ar ne, susikoduoti, kur kas kaip veikia, jis padeda, jis gali ir paaiškinti, sugeneruoti viską. Bet mes turim turėti pagrindus, kad suprasti, kad jis duoda gerai, nes jis tikrai būna, kad duoda neteisingus rezultatus. Ir tai yra mums negerai tada gali būti, jeigu tie rezultatai nukeliaus į mūsų jau tolimesnius kažkokius įmonės procesus, į marketingą ir taip toliau. Tai va, tai pagrindinės žinios ir įgūdžiai, kurie yra reikalingi, ar ne, tai duomenų analizės pagrindai. Suprasti duomenų tipus, klaidas, filtravimą. Verslo kontekste, taip pat jeigu mes nukeliaujam ar ne, tai reikia žinoti, kokie sprendimai yra vertingi įmoniai, suprasti, ar AI siūlymas iš tikro naudotinas praktikoje. Kritinis mąstymas, reikia patikrinti rezultatus, iškelti įvairiausius klausimus, kas būtų jeigu, ir pastebėti AI nelogiškumus, nes jis galbūt tiesiog padaro išvadą kažkokią, bet jisai realybėje galbūt ta išvada gali būti net nelabai į temą. AI įrankių naudojimas, tai reikia funkciją, žinoti limitus, kokie gali būti rezultatai, ko mes iš jo galime pasiprašyti, tai reiškia, mes turim irgi jau su juo komunikuoti. Tai kuo daugiau suprantame apie duomenis ir AI veikimą, tuo geresnius rezultatus gaunam.
padidėja mūsų darbo efektyvumas, greičiau viskas pradeda judėti. Bet žmogus, kuris dirba su tais įrankiais, yra būtinas ir privalomas, jis turi būti, nes kitaip AI nepadarys vienas pats nieko. Tai va, žmogus yra reikalingas, tikrai. Dabar yra toksai pavyzdukas pas mane, kad tarkim, aš čia irgi pasileidau, susivedžiau, ar ne, čia pas mane dabar galvoju pasileidžiu ant greitųjų importus visus, susiformavau duomenų masyvą, mėnesis, sausis, vasaris, kovas, balandis, pardavimų sumas susivedžiau. Tai va šita dalis yra generuota AI, išvada apie pardavimus pagal esamus duomenis, tai pardavimai ryškiausiai krito kovas mėnesį, dėl to, kad mes čia taip jau susivedėm, čia yra programavimo dalykai, tai lietuvių kalbos čia neieškokit, čia yra kiti niuansai, tai kovas mėnesį reikia ištirti priežastį, tarkim, ar ne, čia per programavimą jau AI pateikė. Žmogus pastebi klaidą, kad duomenys atrodo nenatūraliai maži, ar ne? Ir mes tada turbūt čia įsivėlė klaida, mes susičekinam savo ataskaitose kažkokiose kitose, peržiūrim iš karto, ar ne, ar užklausom buhalterijos, ar tikrai čia toks yra skaitmuo, ir tada pasižiūrim, kad jeigu, tarkim, čia klaida tikrai, tai susivedam 900 ir ataskaita pas mus jau yra geresnė ir sausio mėnesio jau gauname pardavimus. Ir didžiausius, mažiausius pardavimus ir paskui jau galim daryti tam tikras išvadas, ir tęsim savo visas užduotis į tolį, ar ne? Dabar paskutinė dalis, ką aš dar noriu pakalbėti, tai duomenų analitikų paklausa ir karjeros galimybės, ar ne? Tai statistika apie darbo rinką, tai galima parodyti LinkedIną, tai aš LinkedIną jau esu iš karto pasileidus, kad mums neužtruktų LinkedIne duomenų analitikos worldwide kontekste. Darbo skelbimų yra, čia tarp kitko esu pasirinkusi, čia experience level visus, pasirinkau remote ir hybridinis pavyzdžiui. Ir ateiti ir neateiti. Ir remote galima tik tai rinktis, ar ne? Remote, pavyzdžiui, darbas namie, tai labai puiku, yra daugiau nei tų rezultatų, reikia pasižiūrėti dabar, rodo 8K plus, ar ne? O su hybridiniu yra 19 000 pliuso, ar ne? Ir štai yra darbo skelbimai, mano mėlieji. Ne tik Lietuvoje, ir Lietuvoje yra labai daug tų darbo skelbimų, bet yra ir visam pasaulyje. Ką tai reiškia? Kad mes galime dirbti iš namų. Galime susiieškoti užsienio įmonėje darbą. Pradžia, kaip ir sakau, nebūna labai paprasta, ar ne? Tai dabar taip, kokia pozicija gali būti? Duomenų mokslas, duomenų analitikas, verslo analitikas, ar ne? AI treneris, dirbtinio intelekto apmokytojas, kaip naudotis, pavyzdžiui, kolegas. Irgi gali tai būti, ar ne? Kai mes jau gerai pramokstam. Reikalingos kompetencijos, tai analitinis mąstymas, programavimas, verslo supratimas, verslo tendencijos įvairios. Kai mes jau nukeliaujame į verslą, mes galim visada save dar pastiprinti. Dabar komunikacija irgi taip pat yra reikalinga. Dabar praktinis pavyzdys. Kiek laisvų darbo vietų jau parodžiau ir dabar išskleis vizualų karjeros medį, jau irgi parodysiu tą medį, kur čia dabar aš jį padariau tą medį. Štai čia yra medis, karjeros kelias, tai tuo aš jį parodysiu. Čia savo tokius tipsus pasidariau. Ir kodėl tas sektorius sparčiai auga, tai duomenų kiekis pasaulyje sparčiai didėja. Kiekvieną minutę generuojami trilijonai gigabaitų duomenų. Vis daugiau įmonių supranta, kad duomenų analizė tiesiog lemia konkurencingumą ir pelningumą. Specialistų poreikis tikrai didėja, o ne mažėja. Tai duomenys, kaip ir sakau, yra naujoji valiuta, kuri lemia viską jau dabar, ar ne? Ir analitikai turi su tais duomenim susitvarkyti. Dabar, kur reikalingi duomenų analitikai, tai įvairiausiose sektoriuose, čia dabar yra jie išvardinti, bet tai nebūtinai tik šituose sektoriuose. Daug kur jie yra reikalingi. Kuo didesnė įmonė, jis turi savo duomenų analizės skyrių, nes jam samdytis atskirą įmonę, kuri analizuoja duomenis, yra tiesiog
neapsimoka. Ir juo labiau nenoriu nutekinti savo įmonės kažkokių tai gal paslapčių, ar ten kiek aš parduodu, kiek išleidžiu, kur kas ten veikia, ar ne, tai aš noriu, kad pasiliktų savo įmonėje. Tie dalykai, susikuriu savo skyrių ir tik tai ten atlieku duomenų analizę ir darausi išvadas. Atlyginimai gali būti labai įvairūs. Tik atkreipkime dėmesį, aš palieku tą lentelę, tų skaičiukų nesakysiu. Atkreipkime dėmesį, kad yra tos, kaip čia pasakyti, mes esam pradinukai. Tik susipažinę su duomenų analitika, per ten mėnesį ir 2 mes esam pradinukai. Tai reiškia, mes turim pastoviai gilinti žinias. Bet pradžia yra labai svarbi, kad mes suprastumėm, kaip veikia visi procesai, nes ir kursų metu yra mokoma, kaip susirasti, pasižiūrėti, kaip naudoti įrankius, kokie programavimo aspektai yra svarbus, kaip susirasti, kur žiūrėti, kaip ieškoti, kaip suprasti. Kas yra po kursų, tai yra jūsų asmeninė atsakomybė augti. Tai reiškia, kad mes suteikime jums įrankį, o ar jūs naudositės tuo įrankiu, tai yra jūsų atsakomybė. Tai reiškia, jeigu jūs norit pasiekti rezultatų, jūs turite patys jau po kursų gilinti žinias. Su dirbtinio intelekto įrankiais, su įvairiausiais kitais papildomais įrankiais, kursais, YouTube'ais, su viskuo, jūs galite ten gilintis. Yra vienas esminis dalykas, kad yra labai patogu, kai mes turime pagrindus, ar ne, kažkokius tai. Lektorius mus veda į ten, kad mes net mokėtumėm atsirinkti kokybišką medžiagą, kuri mums bus svarbi. Nes jeigu aš pradedu kažko mokintis, aš nežinau, nuo ko pradėti. Aš, pavyzdžiui, ten kažkokią sritį dabar pradėsiu, aš net nežinau, nuo ko pradėti mokintis mane. Kur čia yra kur čia, nu ką, kas, kur, kaip atrodo toks pasimetęs žmogutis, ypač jeigu dar ne iš IT ateinu, tai iš viso, jėzau, kas čia dabar vyksta, ne? Tai lektorius yra ta tarpinė, kuris sujungia jūs, lektorius pateikia medžiagą, apmokina, parodo, kantriai ir tai vyksta efektyviau ir greičiau, negu kad mes pradedam nuo visiško nulio, iš visiškai kitos srities persiorientuoti į naujus dalykus. Tai vat, kaip sakoma, pradžia yra tokia nedidelė, mažais laipteliais, bet mokinio kursus lankančio žmogaus po kursų baigimo yra asmeninė atsakomybė pasiekti savo tikslų. Tai reiškia, mes turim po kursų skirti mažiausiai valandą, kol ieškomės darbo, tai ir jeigu labai norim ten įsidarbinti kažkur, kurti savo portfolio, dėti į LinkedInus, į GitHubus, dėti, rodyti, ką aš veikiu, kad aš sukurčiau turinį savo darbdaviui, kad jis galėtų pamatyti, kokios yra mano kompetencijos. Tai reiškia, aš turiu dirbti, pats vienas, kol kas tai reiškia investicija į ateitį. Galima netgi, jeigu nenorit patys, gali būti ir labai įvairių sričių, pavyzdžiui, kur yra siūloma tiesiog internshipas, ar ne, praktiką atlikti, o kodėlgi nemokamai. Tai ir su įmonė jau kontaktą turėsit ir įgysite žinių, o gal jūs taip gerai ten pavarysit, pavyzdžiui, kažkokiai užsienio įmonė, kuri jūs pasiliks tiesiog. Tai vat yra labai įvairių niuansų, niekada nereikia galvoti skeptiškai, kol nepabandėt, niekada negalvokite skeptiškai apie tai. Tai dabar, kai mes pradedam nuo to junioro, ne, nuo to mažuliuko, ką tik susipažinusio su visais duomenų analitikos dalykais, mes galim tapti jau rimtesnių duomenų analitikų, labai rimtų duomenų analitikų, duomenų mokslininkų, kuris jau eina į mašininio mokymo, dirbtinio intelekto procesus, tada dirbtinio intelekto projektų menedžerių, business intelligence lyderių, duomenų inžinierių gali būti, ar ne. Tai žodžiu, ir dar tarp kitko, kad tai yra tiesiog pakopėlės pas mus, ar ne, ir tai nereiškia, kad jūs negalite dar pasiimti kažkokių tai šoninių. Duomenų inžinerija, produktų analitika, duomenų kokybės ekspertas, pavyzdžiui, gali būti, tai galima dar visur, dar savęs įtraukti, ar ne, į visus kitus dalykus dar galima save įtraukti, nebūtinai tik tai vat, į kažką vieną, kas susijęs su duomenimis. Tai kelias yra platus, svarbiausia siekti tų tikslų, kaip ir sakau. Tai savo pasakėlę jau baigiau, dabar matau, čiatas kruta juda.
tai visko pilna, diskusijos vyksta. Tai dabar man bus labai sudėtinga iš tikrųjų persiskaityti tiek, kiek čia visko parašėt. Tai labai norėčiau, kad galbūt gražiai, tvarkingai sukeltumėm rankas. Aš išjungsiu savo tą ekraną, kad matyčiau zoomą pilnai. Įsidėsiu į savo didįjį ekraną ir galbūt bandykit kelt rankas, kas mokat, ir manęs tada klausti, jeigu jums yra kažkokių įdomybių. Taip, Pauliau, prašau. Ploj. Sveiki. Norėjau paklausti, o pavyzdžiui, kai tu dabar atlieki užduotis ir ant kiek tavo sutrumpėja procesai su AI ir be AI. Jeigu anksčiau, tarkim, užduotis užtrukdavo 2-3 valandas, tai kiek dabar procesas sutrumpėja? Jeigu aš esu įgudęs AI, žinau savo, jau išmokęs esu savo skillsus, žinau kaip AI, užsiklausti ir viską pasidaryti, tai gali užtrukti 15 minučių. Tiesiog korektiškai susižiūrėti, ar gaunu aš teisingus rezultatus. Tai čia tau iš 2-3 valandų darbo ant tiek sutrumpėja taip greit? Taip. Būtent. Ant savo, kaip čia pasakyti, ant savęs esu tai išbandžiusi ir tai tikrai vyksta labai greitai, bet mes turim, tenais, kaip sakant, žinot, ar jis tikrai teisingai veikia. Tai reiškia, aš turiu turėti įgūdį ir suprast, kad jis nenusišneka. Nes pradžiai, pavyzdžiui, kai atsirado dirbtinis intelektas, tai ChatGPT taip nusišnekėdavo, kad ten būdavo gražu žiūrėti. Ir labai smagu stebėti nuo tos pradžios jo pažangą. Mokinasi sparčiai. Dėkui tau, tada supratau. Tada sparta labai greitai padidėja, vadinasi. Labai. Tikrai taip. Man tai prašau. Labas vakaras. Tai aš norėjau paklausti, ar tiesa, kad jai pakeis didžiąją dalį duomenų analitikų, kadangi anksčiau daug duomenų apdoroti reikėdavo ne vieno duomenų analitiko, o atsiradus dirbtiniu intelektu, kaip ir pati sakėt, tai užtrunka labai greitai, tai žmogui, kuris turi kelis metus patirties ar 3 metus patirties, jis gali tos darbus padaryti 10 kartų ir netgi dar greičiau, ne? Tai būtent ar verta mokintis duomenų analitikos, jei visus darbus padarys žmogus su didelė patirtimi ir dirbtiniu intelektu? Oi, tai reikia, žinokit, iš karto laidoti, kad visi ten žmonės ojojoj. Ne, dabar žiūrėkit, duomenų sparčiai daugėja, pasaulyje duomenų daugėja begaliniai greitai. Tikrai daugėja duomenų analitikų, reikės jų ir tų pačių juniorų, kurie, ta prasme, augs ir darysis iš juniorų į senior ir tie senior irgi turės mokintis su AI įrankiais naudotis, kad jisai gautų. Tai galbūt netgi junioras aplenks tą senior. Čia, žinokit, labai įvairūs aspektai, bet duomenų analitikų reikės ir jų tikrai nemažės. Kaip ir sakiau, kiekviena įmonė nenori išnešti iš savęs duomenų, kad jie kažkur nenukeliautų. Todėl netgi atskirus skyrius kuria ir renka analitikus. Taip, bet kaip ir sakot, ir duomenų auga, bet kartu auga ir įrankiai, kurie greitai tuos duomenis apdoroja. Tai pats Google'as gali apdoroti klaidingai. Turi būti žmogutis, kuris valdo jį. Pasižiūrėti žmogus tikrai. Su 10 metų patirtim tikrai, man atrodo, nepriveltų labai didelių klaidų. Jūs esat skeptikas. Ar negali būti? Žiūriu realistiškom akim ir labai domiuosi AI-imi ir matau, kaip sparčiai jisai auga. Ir mes kalbam dabar apie AI, mes toj kalbėsime apie super kompiuterius, kurie tikrai žymiai sparčiau apdoroja duomenis, negu bet koks žmogus gali ir greičiau visus tos dalykus padaro. Ir esmė tame, kad tikrai labai labai sparčiai iki 30 metų tai galim matyti netgi tokius aspektus, kad nereikės netgi žmonių tam tikrose darbo vietose, nes viską padarys pats AI-s. Aš norėčiau, kad jūs palauktumėt gerai ten tuos metus. Aš atsiprašau, galiu papildyti? Prašau, Sigita. O jūs man tai negalvojat, kad iki 30 metų, kai taip stipriai žengs dirbtinis intelektas, kad atsiras naujų profesijų? Naujų profesijų.
Tai žmonės tikrai labai, aš sakyčiau, iš savo pusės, ką aš pastebėjau, žmonės labai, jo, kaip ir Gintarė sako, skeptiškai labai nusiteikę, nes matyt, tas stereotipas iš anksčiau susiformavęs yra ir galbūt šiek tiek sunku suvokti, kaip keisis ateitis. Tai, čia daugiau gal baimės valdo žmonės iš tikrųjų. Tai čia vat klausimas ir yra, ar verta mokintis duomenų analitikos, ar geriau jau žiūrėti ateities profesijų ir mokintis būtent ateities kažkokių tai dalykų, būtent valdyti jajų, negu pačią duomenų analitiką. O tai man, tai kaip jūs žinosite, kaip jūs mokėsite valdyti AI, jeigu nesuprasite, kokius rezultatus jisai pateikia? Tai šiai dienai yra tokios profesijos, kurios irgi greitai, nes neatsiradusios irgi greitai išnyks, tai AI prompt engineeringas, kur pats AI jau pats darys šitą dalyką, bet kol kas nepopuliari, ne, bet valdymas visas, tai ir esmė ir yra, kad sakau, kad žmogus su 10 metų patirtimi duomenų analitikoje bus žymiai spartesnis ir žymiai greičiau viską atliks negu junioras atėjęs. Na, čia jūsų tokia daugiau gal kritinė labai nuomonė, iš tikrųjų, aš vis tiek galvoju apie tai, prisiminus tuos visus laikus, kol dar nebuvo kompiuterių, ar ne? Visi galbūt irgi tuo metu labai buvo išsigandę, kad tie kompiuteriai, sportus kompiuteriai pakeis žmonės, ar ne? Žmonės išmoko jais naudotis ir mūsų visa pramonė, visa technologija sparčiai patobulėjo. Galbūt mes pradėsime dirbti prie kitokių dalykų netgi, ar ne, kažkokių tais naujovių. Tai manau, kad reiktų nesakyti, kad mus išstums, o tiesiog mes turėsime turėti kažkiek vis tiek žinių, ar ne? Ir eiti naujais keliais, nežinau, kas ten žino, kas ten bus. Bus įdomu, aš manau. Aš tai nusiteikus viską išmokti, kas bus. Bus labai įdomu, vis klausimas, nes laikas yra ribotas dalykas, ne, ir ko mokintis ir ko tiksliau eiti, va čia yra klausimas. A kas įdomu? Klausimas yra tas, kad visada reikia mokintis. Tai, kas yra įdomu. Aš nežinau, žinokit, aš pavyzdžiui iš savęs, tai esu ir elektrą mokinusis, tenais elektros inžinierė, siaubas, kaip ten buvo neįdomu. Kai aš pradėjau programuoti, išmokau per pusę metų su C#, paskui kitais metais Pythoną išmokau ir aš ant to programavimo sėdžiu ir man ten taip gera ir aš galiu mokintis, pastoviai mokintis, jį ten žiūrėti, daryti. Ir todėl, kad tai veža, kaip čia pasakyti tokia, ne? Tai veža, tai vad kur veža, ten ir nuveš mus tada labai gerai. Niekada nebus taip, kad mes neturėsim darbo. Ir jeigu duomenų analitika nėra tas sritis, kuri jūs veža, galbūt kitas sritis veža kažkur ten, kur tikrai bus viskas saugut. Gerai, dėkui už atsakymą. Kas dar turi kokį klausimą? Aš tai tokį klausimą turiu, jeigu mane girdit. Girdit? Taip, girdžiu, Modesta pakėlė ranką, bet dabar tada jau jūs klausite. Aš atsiprašau tada, kad nepakėliau rankos, taip įsiterpti. Pasibaigęs aš esu Vilnius Coding School'e duomenų mokslo pradmenis, bet atrodo į analitiką lengvesnis kelias įėjimas, nes duomenų mokslas žymiai sudėtingesnis reikalas. Iš esmės, tuos pagrindus kaip ir turiu, bet su AI pagalba atrodo daug kas labai paprasta vietom, tiek tonas skriptukai valant duomenis, tiek SQL kuriant lenteles, ten tas paprastesnės, sakykime, tai irgi tikrai EOS pagalba, jeigu logiškai dėlioji, tai viskas susidėlioja. Power BI'aus kaip ir neturėjau tokio kurso duomenų moksle, bet įsijungiau, tikrai nėra kažkoks raketų mokslas, atrodo ganėtinai intuityvu ir paprasta. Į ką reikėtų pačiam dėmesį atkreipti, sakykime, labiau kaip einančiam į tą duomenų analitiką pradžią. Suprantu, kad ten pradinį kokį projektą reikėtų pasidaryti ar ne, tai ties tuo dirbu, bet kokį įrankį būtent, kaip suprantu, pagrindas yra SQL, ar ne? Ne, nebūtinai. O dabar jau nebūtinai. SQL yra darbui su duomenų bazėmis, ar ne? SQL yra darbui su duomenų bazėmis, pagrindinis įrankis. Tai yra vienas iš įrankių. O su kuo norit, su tuo ir dirbat jums po to, žiūrint, kokią laisvę jums yra suteikiama. Ar ne? Dabar aš galvoju, ką aš parodysiu iš savo duomenų mokslo kurso. Real example, tokį anglišką turiu susikūrusi. Viskas čia, ką jūs matysite, yra padaryta su Pythonu. Viskas, ką čia matysite, yra padaryta su Pythonu. Tai yra Bitcoino ir Ethereum, bet senesnių metų, nes gavau duomenis tokius senesnius, tik tai ten parsikučiau iš interneto.
Bitcoino ir eterio santykis, kokie vat buvo tam tikrą dieną, ar ne? Neskreipinat. Ne. Yra Ne? dabar, žinokit, tų senesnių duomenų, Kaggle, o Jėzų, galima siųstis ir savo gyventi laimingai. Kaggle, supratau. Tai va, iš Kaggle labai daug duomenų visko yra. Tai va, tai mes galim iš tikrųjų grafikus gauti, stebėti, įsididinti grafikus, kad kažkur trūksta duomenų, aha, va šitoj vietoj trūksta duomenų. Tada galima irgi pagal datas čia pasiimti tam tikrą atkarpėlę, ar ne? Tada žiūriu, kad neturiu čia duomenų. Čia jokio SQL nėra, čia yra Pythonas, viskas, Pythono panda. Tai aš suprantu, pas mane Pythonas kaip įsikūrusi, bet aš žiūriu duomenų analitiko poziciją ir visur yra pagrindas visai ne tai. Pythonas ar ne. Tai va, tai mes tada žiūrim tos duomenis, analizuojam duomenis, čia viską darom, vėl žiūrim, čia spausdinam, pasitvarkom tos duomenis pagal kažkokį savo algoritmą, užpildom tuščias vertes, vėl gaunam grafikus, matom, kad yra kažkokie tai outlieriai, kurie lempiniai turbūt ar ne, nes čia ėjo vienas didelis toks nesveiko dydžio nespyglys, tai reiškia, kad čia kažkur nesąmonė yra suvesta arba paimta arba kažkas padaryta, tai reiškia, mes tuos spyglius turim irgi susitvarkyti, kai mes jau darysim tas visas analizės. Taip analizuojame mes tuos duomenis, ar ne, vizualiai gauti tuos rezultatus, vizualiai, tarkim, pasigauti labai paprastom komandom, gaunam grafikėlį, yra žymiai paprasčiau negu kad SQL. SQL yra taip pat reikalingas. Kodėl SQL yra reikalingas? Todėl, kad SQL yra darbas su duomenų bazė. Duomenų bazėse yra kaupia, tiesiog įmonės kaupia savo informaciją, ne Excelio formatu. Tai yra kaupiama, tai yra normalūs duomenų bazų failai. Todėl vienas iš tų SQL yra poreikis, kad mes mokėtumėm gauti greitus atsakymus į duomenų bazę. Su Pythonu irgi galima gauti iš tos duomenų bazės pateikus užklausą, gauti irgi atsakymus. Tai va. Ai, tai gal visai į temą tada. Į temą. Ir Pythonas. Okay. Nes aš dabar toks truputėlį pasimetęs, kur savo fokusą dėti, tiesą pasakius. Čia, žinokit, nežinau. Šiaip tai iš tikrųjų jums rekomenduoju, jeigu jūs pasibaigęs esate duomenų mokslą, rekomenduoju jums Kaggle platformoje. Yra labai įdomus dalykai. Vyksta mašininio mokymo visokių algoritmų taikymo konkursai. Dar ten galima ir pinigų laimėti, žinokit. Ir šiaip pasižiūrėti, kaip tie konkursai vyksta, reiškia, įmonės pateikia savo duomenis, duoda visiems žmonėm, kurie gali prie jų prieiti, duoda tuos duomenis, arba, sako, sukurtų mašininio mokymo algoritmą, kuris galėtų paprognozuoti, kokie čia bus, tarkim, pardavimų ateitis šitos struktūros. Visai įdomu, žinokit, ir ten pinigus, mačiau, dar gauna žmonės. Jau čia ne toks kietas, kad laimėčiau konkursą, bet skamba įdomu. Bet reikia bandyti, ten paskui būna kodai pateikti ir tų kitų dalyvių kodai. Galima juos pasižiūrėti, kokius juos sprendimus tų laimėtojų kodai būna pateikti, kokius jie sprendimus taikė. Tai yra labai įdomu. Ten, iš tikrųjų, geras dalykas. Aš visiems savo studentam rekomenduoju duomenų mokslo keliauti ten. Ok, skamba įdomu. Real life job nori susiras. Tai va, reikia investuoti laiko. Dar klauskite. Visi dabar jau bėga dalyvauti, registruotis ir eurų laimėti. Bet Mantas dar turi klausimą. Taip, tai renkuosi dabar, būtent ieškau tos naujos specialybės, galvoju, ką čia būtų įdomiausia pasirinkti. Tai kokie moduliai pas jūs yra duomenų analitikos ir ko, pavyzdžiui, galite pasakyti, kad jūsų programa yra pranašesnė nei kitų mokyklų, nes mokyklų tikrai yra didelis pasirinkimas, iš ko rinktis. Kodėl būtent jūs? Mūsų programa kuo pranašesnė, nežinau, kaip kitos mokyklos mokinasi. Galiu tik tai pasakyti, nes nelankiau pas juos kursus. Tai galiu tik tai pasakyti, čia galėtų galbūt kas nors įvertinti, tik tai, žmogeliukai, bet kiekvienas irgi turi savo nuomonę galbūt, ar ne, apie tai. Galiu pasakyti, kas vyksta mūsų mokykloje. Pas mus yra mūsų mokykloje suinteresuoti dėstytojai į pradinuką, ar ne, kai mes jeigu einam į pagrindus, kad net mygtukus parodom, kur paspausti, viską paaiškinam, labai kantriai, labai nuoširdžiai, labai daug medžiagos duodame, ar ne, tai reiškia, mes suinteresuoti, kad žmogus jaustųsi komfortiškai. Grupės yra tokio dydžio, tarp kitko, žinau plėtkos, nes vieną dėstytoją pažįstu iš Code Academy, tai sakė, kad tenais būna apie
20 studentų grupiai. Kaip Daugiau būna, daugiau. Aušo dar daugiau. Kaip skirti tiek, ta prasme, kokybiškai žmogui dėmesį? Ta prasme, tai neįmanoma, nes tikrai aš, pavyzdžiui, noriu per paskaitą tai visada pakalbinti visus ir dar po kelis kartus. Kalbinu, rodo man ten kodą, viską aiškinamės, žodžiu, tenais analizuojam, diskutuojam ir, kaip čia pasakyti, mes esam ne į kiekybę galbūt suinteresuoti, o į kokybę. Tai reiškia, kad žmogus gautų dėmesį, kad gautų viską, ko jam reikia. Ir po kursų turim labai stiprią komandą, kuri dirba su jūsų kaip karjeros centras, padeda viskuom, su CV rašymu, su LinkedInais, su pokalbių, ten visais tais repeticijom, parepetuoti. Simulacijom, už rankos nuveda jūs į ekskursiją pas būsimą darbdavį, jūs tik turite būti itin aktyvus, čia atsiprašau, kad perėmiau, bet pati žinau, kad viskas taip ar nevyksta. Ir mes dar galiu papildyti, Gintarė, išsiskiriam tuo, kad iš esmės ir pradėjom nuo programavimo ir tarp visų mokyklų daugiausia duomenų analitikui ruošiame. Tai grupės yra nedidelės, apie 80-90% yra praktikos, lektoriai, kaip matot, yra patys pačiausi, patys geriausi ir apskritai visada galit pasibandyti ir ten, ir čia, ir pasilyginti. Na gerai, aš pavyzdžiui paklausiu, yra mano tarp kitko studentė yra čia, gali pasidalinti, yra Sigita ir mūsų alumnų labai didelė dalyvė, dalyvauja labai faina studentė, gali pasidalinti įspūdžiais. Prašau, Sigita, pasidalinkit šiek tiek, kaip jūs jautėtės pas mus. Sveiki, labai džiaugiuosi, Gintarė, jūs matydama dar kartą gyvai, ne visai, bet jo. Pasiilgau. Labai. Tai aš baigiau duomenų analitiką prieš metus. Balandžio pačiam gale mes baigėm tada mokymus. Na ir visai neblogai, žinokit, pradėjau taikyti, labai pamilau aš Pythoną. Ir viską, ką aš darau, aš praktiškai darau su Pythonu ir dirbtiniu intelektu. Labai daug skiriu dėmesio dirbtiniam intelektui. Kaip ir jum, man ChatGPT yra vienas geriausių įrankių, kurį naudoju kiekvieną dieną. Nuo tada, kai pradėjau mokytis Vilniaus Coding School'e, ten ir susipažinau su visais šitais įrankiais. Tai va, o kadangi aš nebaigiau, bet dirbu finansų srityje daug metų, Excelinės lentelės mano draugai kasdieniai, tai labai daug turiu paruošti kiekvieną mėnesį tų pačių lentelių šimtais, tai Pythono pagalba vieną dieną man šovė mintis, kaip čia palengvinti tą darbą ir prisiminiau, taigi Pythonas ir yra skirtas automatizavimui, kodėl man jo neišnaudoti, ir sukūriau projektą, kuris man 3, kolegė gal 4 dienas pavertė 5 minutės. Tiesiog. Ta, ką darydavom beveik savaitę laiko dviese, tai dabar už tai padaro Pythonas ir aš labai dėkinga, Gintarė, jums, mokyklai. Na ir šiaip labai daug įvairiausių eksperimentuoju, bandau ir visokiausių palengvinimų, kaip ir rodėt, ką gali dirbtinis intelektas padaryti, tai naudoju duomenims traukti, tarkim iš PDF-ų, įvairius, man vėlgi reikia lenteles kurti, tai aš greituoju būdu, tai kaip Paulius klausė, kiek laiko tai sutaupo man asmeniškai žaibiškai, per kelias minutės ištraukia, kadangi aš jau turiu susikūrusi kodus, tai man tik tai reikia juos paleisti ir nieko daugiau nedarau. Praktiškai aš nežinau dabar, jeigu grįžčiau atgal, kaip aš dirbau iki tol, kol nepradėjau mokytis Vilniaus Coding School'e, tai aš 5 metus dirbau viršvalandžius. Ir aš už galvos susiėmiau, tiesą pasakius, kodėl 20 metų mūsų įmonėje tai buvo daroma. Tai prasme, žmonės dirbdavo po 10 valandų vietoj 8 dėl darbo krūvio. Tai dabar aš tikrai turiu laiko kavai gert,
Na ir nežinau. Nu, žodžiu, aš labai patenkinta. Labai. Ačiū. Ačiū Kaip Jums smagu. labai. Na, Aušra, nežinau, gal Gal, bandom gal uždarymą bandom, jo, jau bandom. Pirmiausia, didelis ačiū Gintariai, buvo labai įdomu. Aš tikrai supratau, kad reikia turbūt čiuptos duomenis ir pagaliau išmokti juos valdyti. Ačiū visiems, kurie prisijungėte. Ačiū už klausimus. Jeigu dar turit ar ne kažkokių klausimų, drąsiai rašykit, skambinkit ir būtinai dar paprašysim, kad konsultantės jums paskambintų ir papasakotų plačiau. Jeigu yra kažkokių klausimų, gal skambučio metu padės jums ar ne atsakyti. Tai labai labai didelis dėkui visiems. Ir gražaus vakaro. Saulėti orai, tai lekiam prie ežerų, ar ne? Lekiam maudytis. Tikrai taip. Ačiū visiems uždėmesį, gero vakaro, einam maudytis. Ačiū visiems, viso gero. Visą. Viso. Ojam.